Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš, Vaidas Žlabys, ir čia jau 7-oji On Trail balsausų tinklalaidė. Sveikinuosi aš iš saulėtosios Gran Canarijos ir siunčiu Lietuvą ne tik saulės spindulių, bet ir pirmąją Lietuvos trail bėgimo apžvalgą. Tai kol Jonė ruošiasi kitam pokalbiui su kitu ypatingu svečiu, man ir buvo patikėta gana atsakinga misija, tai yra apžvelgti Lietuvos trail 25 metus. Sporto šakos tendencijas stebiu nuo 2012 metų. Taip pat šioje sporto šakoje esu daugiausia Lietuvai atstovavęs pasaulio Europos čempionatuose, kaip nacionalinės rinktinės narys. Tai čia net 13 metų stebint šią sporto šaką Lietuvoje iš labai arti ir labai skirtingų pusių, galiu tik pasidžiaugti, kaip šauniai mes visi varome iš tikrųjų. Ir kas galėjo pagalvoti, kad šalyje, kurioje nėra kalnų, ši sporto šaka taip sparčiai augs kaip ant mielių. Taigi per metus įvyko tikrai daug nuostabių dalykų, kuriuos visus būtų tiesiog neįmanoma sudėti į vieną laidą. Šio podcast'o tikslas yra trumpai apžvelgti esminius Lietuvos bekelės bėgimo įvykius, prisiminti didžiausius mūsų sportininkų pasiekimus ir pateikti tam tikras įžvalgas. Tai nepamirškite spustelti like bei pasekti On Trail kanalą. Pradėkime apžvalgą nuo smagiausių dalykų, tai laimėjimų. Ir pirmiausia apžvelgsiu mano vertinimu pagrindinius lietuvių laimėjimus tarptautinio lygio varžybose. Ir jeigu anksčiau jeigu būdavo top 5 jau labai kietai, tai su tokiu pasauliniu sporto šakos boomu, tiesiog ką mes dabar matome, top 10 pasiekti tarptautinio lygio varžybose jau yra kosmiškai kietai. Taip jau yra. Mano ir visos Lietuvos 25 metų trail legenda vyras ir moteris būtų Viktorija Seniutienė, atsiprašau, kaip čia kirčiuoti, 31 vieta pasaulio trail čempionate. Ir tai yra absoliučiai aukščiausia kada nors Lietuvoje, Lietuvos bėgikės užimta vieta pasaulio bekelės čempionate ir bendrai aukščiausia kada nors užimta pozicija pasaulio trail čempionate po Gedimino Griniaus, Vaido Žlabio ir Modesto Bacio. Žinant, kaip su visu pasauliniu trailo trendu aukštas pozicijas planetos pirmenybėse yra sunku iškovoti, šis pasiekimas yra tiesiog milžiniškas. Tiesa, trailė pagal Lengvosios atletikos federacijos taisyklės sporto meistras yra suteikiamas pasiekus 20 vietą pasaulio čempionate. Tai turbūt labiausiai Viktorijai šiais 26 metais labiausiai ko palinkėčiau, tai būtent pasiekti sporto meistro normatyvą šioje sporto šakoje. 25 metų trail legenda vyras būtų tikrai visiems žinomas, tai Gediminas Grinius su 6 vieta tarp vyrų Thailand by UTMB, 3 vieta Kagas Spa Trail by UTMB Japonijoje, 3 vieta Transjau by UTMB Koreja. Tai Gediminas Grinius ir toliau demonstruoja nepaprastai gerą formą ir galingai bėga tiek trumpus, tiek 100 mylius trail bėgimus. Lyginant šiuos metus su 24-aisiais, Gedimino sezonas buvo kur kas aktyvesnis. Aš Gediminą prisimenu su fraze mažiau yra daugiau, tai šis sezonas matyt buvo šiek tiek kitoks ir ženkliai aktyvesnis. Bet su tuo ir buvo daugiau net 3 DNF-ai. Terose by UTMB 100 km distancijoje, UTMB 100 mylių distancijoje ir Patagonija by UTMB 100 mylių distancijoje. Įdomus faktas, su UTMB, kas nežino, tai šios bėgimo varžybos yra kaip trail olimpinės žaidynės, kol jų dar nėra įtraukta kaip oficiali sporto šaka. Gediminas iš viso yra dalyvavęs net 6 kartus. Tai yra prieš 10 metų, 16 metais finišavo antras,
17 8, 23 24, 18, 24 ir 25 metais distancijos nebaigė. Ir žinoma, DNF priežastys gali būti įvairios ir su didesnė konkurencija būna sportininkai yra linkę labiau rizikuoti ir daliai iš tikrųjų pavyksta gana sėkmingai taip išsilaikyti iki finišo. Taip pat būna, kad sportininkai, jeigu mato, kad šiandien tiesiog neina niekaip ir yra skrandis, ar tiesiog ne ta diena nuovargis, tai nusiema nuo varžybų siekdami nesusigadinti savo reitingo arba tiesiog įvaizdžio. Tai jeigu Gediminas nuspręstų 26 metais 7 kartą stoti prie UTMB varžybų linijos, tai labiausiai linkėtume, kad trečiasis iš eilės blynas neprisiviltų. Prieš apžvelgiant Lietuvos top 5 pagal ITRA reitingavimo sistemą, pakalbėkime, kaip Lietuvos bėgikai atrodo tarptautinėje arenoje. Tai lietuviai 25 metais buvo kaip reikiant aktyvūs tarptautinėse varžybose ir daliai mūsiškių pavyko iškovoti aukštas pozicijas ir stipriai prisidėti prie Lietuvos garsinimo pasaulyje. O kaip Jūs manote, kas yra geras pasirodymas tarptautinėse varžybose? Tai kaip ir minėjau, jeigu kažkeli metai buvo top 3 ar ne, top 5, tai šiais metais top 10 ir dabar apžvelgsiu tuos lietuvius, kurie pagrindinėse aukšto lygio varžybose trailo pasiekė top 10. Važiuojam, Jonas Siudikas, tai 4 vieta Zugspič, prestižinės Vokietijos trail varžybos šiam 1 kilometre ir 7 vieta pirmajame savo 100 km kalnų bėgime Epic Trail Azores. Aurimas Brazauskas, 4 vieta Kulamanien by UTMB savo pirmose 100 mylėse kalnų varžybose. Aurimas šiemet taip pat Brazauskas atstovavo ir Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate bėgant Vertical Race rungtyje. Bogdan Osijuk, įspūdingo grožio Kapadokijos Ultra Trail 38 km distancijoje užėmė 5 vietą. Dovydas Pauras truktelėjo Tuniso dykumoje 50 km Ultra Mirage El Dury ir užėmė 3 vietą tenais. Dovydas iš tikrųjų yra unikalus bėgikas ir turbūt karščio fanatas. Tose pačiose varžybose 23 metais jisai subėgo savo pirmąją šimtinę ir ten užėmė netgi 5 vietą. Rita Miškinienė, tai kiek pažįstu ir jeigu nesumeluosiu, tik 25 metais pradėjusi dalyvauti trail varžybose užėmė net kelias top 10 vietas. Tai Mute Madeira šiam kilometrų distancijoje 8 vietą. Hiudų Vavriznets, jeigu aš teisingai pamenu, aš pats šitose varžybose dalyvau, tai verčiasi Kūdas. Tai 60 km distancijoje 3 vietą užėmė ir įspūdingiausias turbūt laimėjimas yra 100 km su 7,6 vertikalių kilometrų aukštėjimo Toro varžybose, tai 3 vieta ir žinant, kadangi aš pats esu dalyvavęs Tore, žinant kokio tai yra techniškumo ir sudėtingumo varžybos, tai be proto Ritos įspūdingi metai ir įspūdingas startas ir bus įdomu pažiūrėti, ką kiti metai padovanos. Toliau yra Zita Košat, tai Pirin Ultra 25 km 1 vieta, taip pat nuostabus Zitos buvo startas pirmame jos pasaulio čempionate ultra ilgumo distancijoje, kuri užėmė tenais 56 vietą. Ramutė Varnelytė, dar vienas kosmiškas trail Lietuvos bėgikės spurtas tarptautinėje arenoje, tai Latvijoje, Lukačių maratonas 3 vieta, Ultra Tour Monterosa Šveicarijoje. Monterosoje yra 2 bėgimai, tai čia yra kitas, ne Monterosa by UTMB, bet kitas Monterosa Tour.
šiam 7 km distancijoje 3 vieta ir Garmin Ultra Race Gdansk, irgi lietuvių ganėtinai mėgstamose varžybose 50 km distancijoje užėmė 4 vietą. Marija Grumbinienė Mute Madeiroje 8,5 km distancijoje užėmė 3 vietą, taip pat Marija 25 metais sėkmingai įveikė UTMB 174 km su 10 vertikalių, ten užėmė KEM 7 vietą ir taip save įsirašė į lietuvių moterų įveikusių UTMB istorijos vadovėlius. Net įdomu būtų pasižiūrėti, kokia yra statistika, kiek yra iš viso įveikusių vyrų ir kiek yra įveikusių moterų, bet kaip ten bebūtų, pasiekimas yra išties milžiniškas. Su Marija ir jos vyru Ramūnu, kuris Madeiroje taip pat užėmė aukštą vietą amžiaus grupėje, treilo pasaulyje turėjau galimybę keliauti jau pačių pradžioje organizuotose Tatrų ir Gran Canarijos stovyklose. Tai tikrai nuoširdžiai nuostabu matyti tokį progresą ir atsidavimą bekelės bėgimui. Kas sekėte šios poros nuotykius ir jų visus startus, tai tikiu pritarsite, kad tai pati šauniausia Lietuvos trail bėgimo pora. Ir jeigu būtų toks apdovanojimas, greičiausiai būtent Marija ir Ramūnas juos laimėtų. Kitas stiprus Lietuvos bėgikas yra Laurynas Remeika, tai Stubai Ultra Trail šiam kilometrų distancijoje 7 vietą užėmė. Taip pat Laurynas sėkmingai atstovavo Lietuvai pasaulio trail čempionate. Aušrinė Kutkaitė, tai dar viena labai verta mūsų visų dėmesio bėgikė, net 5 varžybose užėmė top 3, kaip kad Stubai Ultra Trail 24 km distancijoje, Eco Trail Stockholm 16 km distancijoje, tai yra iš esmės, kiek seku, Aušrinė tai yra profesionali orientacinio sporto atstovė, iki šiol rinkdavosi trumpesnės varžybas trailo iki 25-30 km. Šiemet pirmą kartą startavo Ultra Trail ilgumo brutalaus techniškumo varžybose Mallorca by UTMB, 6 km distancijoje, kur užėmė 10 vietą. Tai pirmasis ultra blynas tikrai neprisvilo ir užėmė labai aukštą vietą. Tai Aušrinė jau eilę metų geriausiai tarp visų lietuvių atstovauja Lietuvai pasaulio Europos trail čempionatuose trumpose distancijose ir bus nepaprastai įdomu pasižiūrėti, kaip 26 metais Aušrinė susidėlios varžybos ir visi startai, ar perės į ilgesnės distancijas, ar toliau liks ten, kur jai tikrai nuostabiai sekasi. Natalija Bokuševičienė, tai Mute Madeiroje 5-6 km distancijoje finišavo top 10 ir amžiaus grupėje užėmė 3 vietą. Na ką galiu pasakyti, Madeira, kaip ir Gran Canaria, su savo savo nesibaigiančiais laiptukais ir gražia gamta, 25 metais buvo labai dėkinga lietuviams. Tikrai daug lietuvių puikiai pasirodė. Ieva Venskutė Razajeva, tai Wild Run by UTMB, 10 km distancijoje finišavo antroje vietoje. Bus labai taip pat įdomu pasekti ir stebėti šios bėgikės tolimesnį sezoną ir varžybų pasirinkimus. Vaida Nekrošiūtė, Tenerife Blue Trail by UTMB, 70 km distancijoje užėmė 6 vietą. Desert Rats by UTMB 6 vieta ir galiu pasakyti tai, kad su Vaida asmeniškai dar nepavyko susipažinti ir turbūt retas, kas iš Lietuvos trail bėgikų bendruomenės ją pažįsta, bet stebint startus jos, galiu pasakyti, kad ši bėgikė turi labai didelį potencialą ir ateityje, tikiu, perrašys ir kitaip įrašys vos trail bėgimo istoriją. Tikrai verta pasekti
šią bėgikę ir stebėti jos bėgimus ir palaikyti, žinoma. Vincenta Mikulėnaitė, Zimovai Ultra Trail pirma vieta, Grand Rad Ventoux Bayou-Tembi 90 km penkta vieta, pasaulio trailo čempionate ilgojo distancijos 80 km KEM trečia vieta. Tai Vincenta yra viena kiečiausių Lietuvos trail bėgikių, kuriai, kiek stebėjau, 25 metai buvo kiek banguoti dėl traumų ir turbūt labiausiai ko palinkėčiau 26 metais, tai išlipti iš tų traumų ir toliau mus džiuginti neįtikėtinais pasiekimais. Teko treniruoti Vincentą ir man labiausiai yra įstrigęs dalykas tas, kad Vincentas sakydavo, kad man bėgant į kalną nerūgštėja kojos ir norėčiau šitokio jausmo ir aš ir turbūt kiekvienas bėgikas trailo pavydi tokios savybės ir galbūt iš čia ir ateina tie visi rezultatai. Dar ką norėčiau paminėti, tai yra Valdas Rubel, Zimovai Ultra Trail 50 km distancijoje 7, na ir sėkmingi startai ir reitingo gerinimaisi Stirnų Buks 30 km varžybose, ten 3 vietą užėmė. Jau minėta Viktorija Trans Gran Canaria varžybose 126 km distancijoje atbėgo 6, tai reikia nepamiršti, kad iš viso UTMB varžybose yra apdovanojamas pirmi top 10. Tai iš viso yra ir ypatingai stiprus pasiekimas Viktorijos. Taip pat unikalus ir buvo jos finišas, tie, kas sekėte metų pradžioje vykusias varžybas. Tai Viktorija finišavo 5. Ir pasirodo, kad finišo arka buvo ne ten, kur galvojo Viktorija, o šiek tiek toliau. Ir to pasinaudojo konkurentė ir ją pralenkė. Ir Viktorija galiausiai galinėje įskaitoje liko per kelis žingsnius, per kelias sekundės nuo 5 vietos ir galiausiai liko 6. Tai finišas yra ne tada, kada matau, bet finišas, kada kertu tokia gal ir pamoka yra ir žinoma, ten tos arkos kartais būna taip labai sudėliotos, daug tų arkų ir tikrai neaišku, kada čia tas finišas yra, tai jau reikia tikrai iki galo bėgti ir dalyvauti. Nu, viską būna. Kitas bėgikas yra Paulius Pečiūra, tai Devils on the High Lines 70 km 2 vieta ir Paulius, kas yra labai svarbu, Paulius galingai sustartavo Trans Gran Canaria KEM 7 km varžybose, užimdamas 21 vietą ir įspūdingiausiai turbūt tarp visos rinktinės ilgosios distancijos bėgikų finišavo pasaulio trailo čempionate ilgojo distancijoje, užimdamas šiam 9 vietą, net visą valandą pralenkdamas mane. Tai galiu pasakyti, kad trailo tai yra labai stiprus ilgų distancijų bėgikas, turintis labai daug potencialo ir stebėsime Pauliaus ir palaikysime Paulių 26 metais, tikiu laukia labai įdomus sezonas. Ne top 10 sportininkų, ne top 10 varžybose, kurie pasiekė sportininkų, bet jų tiesiog negaliu nepaminėti. Tai yra Rima Vilūnienė ir jos TDS visa kelionė, 105 km su 9 vertikalių nuotykis. Ir įspūdinga yra ne tik jos 25 vieta tarp visų moterų, bet ir istorinė, sakyčiau, 1 vieta amžiaus grupėje TDS varžybose. Ir tie, kas nežino, TDS yra tiesiog kaip UTMB brolis, tik techniškesnės varžybose. Ir tikra ketuolė yra Rima. Ir būtinai dar noriu paminėti ir jos sūnų Gediminą Vilūną, tai jaunuolis, kuris šiemet sėkmingai startgazavo su Lietuvos rinktinė jau
trečiose Europos pasaulio trail varžybose trumpoje distancijoje ir jeigu vyktų lažybos, kad Gediminas papuls į 32 metų olimpinės trailo varžybas, tai aš tikrai statyčiau už ir aišku, jeigu tos varžybos vyks, nes šitas vaikinas tikrai turi potencialo ir sakyčiau, viską gerai daro nuo pat pradžių, tai svarbu, kad neužmestų. Tai jeigu dar nesekate šios šeimynos, tai būtinai pasekite ir palaikykite. Kita bėgikė gerai žinoma Lietuvos, tai yra Laura Šiškienė su Lavaredo UTMB Dolomituose 8 km distancijoje užėmė 12 vietą ir 2 vietą amžiaus grupėje. Na ir aišku, nors tolimesnis sezonas Laurai panašu buvo pabirėjęs dėl traumos, tai kiek seku situaciją, Stravoje matau jau renkamus vertikalius kilometrus, tai tikrai Laurai linkime gero ir galingo starto kitų 26 metų. Na ir Viktorija Striukienienė, tai Mallorca UTMB 26 km distancijoje užimta 11 vieta ir puikus debiutas pasaulio trail čempionato trumpojoje distancijoje. Tarptautinėse varžybose 26 metais bendrai buvo pastebimas kur kas didesnis lietuvių dalyvavimas ir norisi tikėti, kad dauguma pasiekė savo tikslus ar bent jau tikrai patyrė nurautą nuotykį. Net 19 ką tik išvardintų dalyvių pavyko patekti ir papulti į top 10 aukšto lygio tarptautinės varžybose. Tai tikrai turime kuo didžiuotis. Visgi trail vilkai žino, kad toli gražu užimta vieta neparodo savo pasaulinio reitingo ir tam yra naudojama ITRA reitingavimas. Tad toliau šioje apžvalgoje ir apžvelgsiu 25 metų Lietuvos top 5 pagal bendrą pasaulinį reitingavimą. Tai yra kas iš esmės Lietuvoje pagal visus reitingus yra kiečiausi pagal reitingus. Tai Lietuvos absoliučiai top 5 jau daug metų užimantis turbūt tie patys. Tas pats turbūt retukas, bet jau imame 5-tuką, tai top 5 tai yra Gediminas Grinius, kuris dar priklauso Elite 4 kategorijoje, Domantas Kavaliauskas, Expert 1 kategorijoje, Valdas Rubel, Vaidas Žlabys ir Remigijus Kančys yra Expert 3 kategorijose. Čia skubu paminėti, kad yra irgi ITRA taškai, kad suprasti, yra dar kategorizuojami ir žvelgdamas top 5 Lietuvos ir dar daugiau moterų apžvelgsiu, tai yra apžvelgiu, kas yra Elite grupėje pagal taškus ir kas yra Expert 1, 2 ir 3 kategorijoje. Taigi best of the best moteris pagal reitingus yra Vincenta Mikulėnaitė, labai netoli yra Viktorija Seniutienė, Expert 1, abidvi yra Expert 1 kategorija. Taip pat Laura Šiškienė yra Expert 2 kategorija, Aušrinė Kutkaitė ir Gitana Akmanavičiūtė Expert 3 kategorija, taip pat dar Expert 3 kategorija rikiuojasi Zita Kosač, atsiprašau tikrai dėl pavardės, Jelena Malysieva ir Vaida Nekrošiūtė. Tai viskas, ką mes turime mano minėtose kategorijose. Net jeigu varžybose atbėgi pirmas, tai nereiškia, kad ITRA taškai tavo yra aukšti ir yra tikrai iš sportinio entuziazmo bėgikai, kurie medžioja tos ITRA taškus. Tai padariau įdomų tokią irgi
researchą ir pristatysiu tai, kas 25 metais, kur pavyko lietuviams pasiekti absoliučiai geriausius tuos ITRA reitingo taškus. Tai Vincentai pavyko geriausius taškus Lietuvoje, absoliučiai Lietuvoje ITRA taškus, Lietuvos bėgikės priminėjai, kad geriausius ITRA taškus pasiekti pavyko Zimovai ultramaratone, tai yra 709 taškus gavo. Viktorija Simiutienė tai 101 tašką gavo Vilnius Trail bėgime 108 km distancijoje, kuri taip pat atbėgo antra tarp, kas nežinote, antra tarp visų dalyvių. Laura Šiškienė gavo 680 taškų Lavaredo, įveikusi Lavaredo 80 km. Ir vyrų tarpe Gediminas Grinius 832 taškus gavo maratone Portugalijoje, Trail do Porto Moniz. Valdas Rubel 794 gavo Stirnų Buks Saulėgrįžų varžybose 30 km distancijoje. Ir Vaidas Žlabys 777 taškus gavo Transvulkanijos varžybose 73 km distancijoje. Tai ITRA reitingas, nežinantiems, skaičiuojamas pagal svertinius vidurkius sudaroma iš 5 geriausių gautų taškų per paskutinius 3-6 mėnesius. Tai labai nesiplečiant, tai yra puikia galimybė įsivertinti savo poziciją pasaulyje. Ir čia gana svarbus faktorius yra varžybų trasos charakteristika. Todėl galima daryti prielaidą, kad panašiu pajėgumu subėgus Lavaredo, ką tik išvardintas mano varžybos Lavaredo, Zimovai, Stirnų Buks, Transvulkanija ir pavyzdžiui tą patį Kuršių neriją arba Trail Kalvę, galbūt Trail Kernavė Trail, tikėtina, kad pirmose varžybose, tai Lavaredo, Zimovai, Stirnų Buks, Transvulkanija, jūs gausite tiesiog geresnius ITRA taškus. Tai čia tiesiog tokia mintis ir žinutė, kad kartais verta ir tikrai sportininkai, kurie medžioja tas aukštesnio lygio, kur galima gauti su to pačiu pajėgumu aukštesnius ITRA taškus, nes tai ne tik į tavo fizinį pajėgumą atsiremia, bet ir į, kaip minėjau, varžybų charakteristiką. Dar vienas smagus dalykas yra ITRA National lyga, kurios turnyrinė lentelė sudaroma pagal geriausias tris Lietuvoje įveiktas varžybas, 3 varžybų rezultatus. Ir lygoje yra nedalyvaujama, jeigu esi įveikęs mažiau negu 3 varžybas. Tai pirmasis šiemet buvo Justinas Čekanauskas, laimėjęs Trailo Kalvės distancijas, antrasis Andrius Šipkinas, 24 metų nacionalinės lygos lyderis ir trečiasis Lietuvoje reziduojantis Olandas Frankas. Moterų lygoje lyderė buvo Zita Kosač, antra Skaistė Kašėtaitė ir trečioje vietoje rikiuojasi Viktorija Kalvelytė. Andrius, Zita ir Skaistė 25 metais ne tik aktyviai dalyvavo vietinėse varžybose, bet ir sėkmingai atstovavo Lietuvai pasaulio trailo čempionate. Ir taip pat labai smagu yra matyti aktyviai po erkinio encefalito grįžtančią Viktoriją. Tikrai raginu ją pasiekti ir palaikyti ir turėtume, tikiuosi, pamatyti jos visai gražų 26 metų varžybų sezoną. Analizuojant statistiką, įdomu tai, kad 25 metais trijose varžybose nacionalinės lygos varžybose moterų dalyvavo 420 ir tai yra net 72% daugiau negu prieš metus. Tai va.
Tuo tarpu vyrų tarpe nacionalinės lygos varžybose dalyvavo 1300, tai yra 52% daugiau nei prieš metus. Tai kokios būtų išvados? Tai nacionalinės lygos varžybos, žinoma, neapima tų dalyvių, kurie bėga tik užsienio startuose arba šito nedalyvauja jokiose varžybose, bet visgi tai padeda stebėti tam tikras tendencijas ir jas palyginti su pasauliniu judėjimu. Tai jeigu taip imant pagal pasaulinę UTMB Index ekosistemo sistemą, 24 metais moteris sudarė 29%, vyrai 71% visų dalyvių, o 25 metais moteris šiek tiek pakilo, tai yra 30% moteris, 70% visų vyrų sudarė dalyvių. Tai ir bendrai per visus metus pasaulyje dalyvių skaičiuojama, kad treilo bėgimo dalyvių pasaulyje padaugėjo apie 9%. Tuo tarpu Lietuvoje moterų santykis trail bėgime augo net 2,5% daugiau. Ir moteris šiuo metu sudaro 24,5%, o vyrai 75,5% šių dalyvių. Tai remiantis pasaulinėmis tendencijomis, tikėtina, kad 26 metais bekelės bėgimo bendruomenėje pamatysim dar daugiau moterų. Bendrai Lietuvoje į trailą įsitraukia neįtikėtinai net 58% daugiau dalyvių negu lyginant prieš metus. Tai tokia džiugia statistika, stebint tokią statistiką, galėčiau palinkėti tik tais tokio paties ir ne ką mažesnio augimo ir 26 metais. Tęsiant apžvalgą, nueikime šiek tiek nuo pačių dalyvių užimtų vietų ir peržvelgime, kuo dar buvo išskirtiniai šie 25 metai Lietuvos trailo bėgimui ir kokie buvo pagrindiniai tokie įvykiai. Pirmoje vietoje, sakyčiau, pasaulio čempionatas su vyrų komanda iki 25 metų, tai U25. Tai Algirdas Denys, Domas Juknevičius ir Aleksandras Učkuronis, atsiprašau. Tai vaikinai kovingai sudalyvavo 25 metais ir pirmą kartą Lietuvoje atidarė istorinį tokį irgi puslapį, tai yra sudalyvavo U20 pasaulio čempionate iki 20 metų ir tai yra labai stiprus pasiekimas visai sporto šakai, kad mes turime po truputį jaunimo, būtent net pasaulinio lygio varžybose. Taip pat prie to paties galima paminėti ir jaunimo grupė iki 18 metų, U18, dalyvavo Europos čempionate. Tiesiog atsitiktinai vieną dieną pastebėjau, kad yra tokios varžybos organizuojamos. Pasidalinau šią informaciją su draugija, kad ten tikrai geros sąlygos, tik tai nesitikėjau, kad mums pavyks surinkti ir išsiųsti komandą. Tai pavyko išsiųsti komandą, dalyviai puikiai atstovavo Lietuvą U18 varžybose ir, kaip minėjau, vaikų įtraukimas, vaikų paauglių įtraukimas U18, U20 yra nepaprastas pasiekimas Lietuvos trailo kaip sporto šakai. Kitas dalykas yra, kas įvyko 25 metais, tai yra kalnai visiems. Turbūt stipriausias bekelės sporto šakos vertybės Fair Play liečiantis projektas, kuris jungia judėjimo negalią turinčius dalyvius su trail bėgikais ir dovanoja emocinius ryšius. Šis projektas taip pat buvo apdovanotas Olimpinio komiteto kaip Fair Play projektas. Ir svarbus faktas yra tas, kad 25 metais Trail Kuršių nerija tapo pirmosios trailo varžybos, kurios sudarė nerealias galimybės būtent judėjimo negalią turinčiai dalyviai bent kiek pajausti Lietuvos trail bėgimo pulsą. Kadangi aš pats dalyvavau ir esu šio projekto iniciatorius, galiu pasakyti, kad emocijos buvo tikrai neįtikėtinos ir jeigu bus tik galimybė
dalyvauti kitose arba tose pačiose varžybose, tikrai organizuosim, įsitrauksim ir su mielu noru dovanosim kalnus tiems, kurie tiesiog jų negali pamatyti. Trečias svarbus įvykis tai yra gal kažkaip tais tuo metu vykusios UTMB varžybos šiek tiek užgožė ganėtinai svarbų įvykį trailo pasaulyje Lietuvai. Tai klausykit, tai mes turime pirmąjį pasaulio čempionato medalį bronzos. Tai World Athletics pasaulinės lengvosios atletikos federacijos organizuojama pasaulio meistrų trailo čempionate. Vyrų komandos grupė iki 40 metų, kurie atstovavo Vaidas Žlabys, Donatas Jocius ir Julius Gregorauskas, iškovojo 3. vietą komandiškai pasaulyje. Tai aš kadangi pats dalyvavau, galiu pasakyti, tiesiog viskas taip puikiai susidėjo, nes komanda buvo tikrai pervargusi, nes mes tuo metu darėme Dolomituose nuostabią ir įspūdingą Trail Akademijos sporto stovyklą. Buvome tikrai pervargę, bet kadangi buvo šalia netoliese Cortinos Medūno miestelėje buvo organizuojamas pasaulio meistrų čempionatas, tai negalėjome jame nesudalyvauti ir visai pavyko neblogai pasirodyti. Tai kartais tas toks pasiplanavimas gali išeiti į gerą ir turiu gerų žinių, kad 26 metais taip pat jau yra beveik sudėliota komanda į pasaulio meistrų čempionatą ir bandysime toliau vežti ir siekti kiek įmanoma aukštesnių pozicijų meistrų trailo pasaulio meistrų čempionatuose. Kas nežino ir vadina kažkaip čia galbūt seneliūzai ar panašiai, tai meistrai lengvoje atletikoje yra nuo 35 metų, tai apsidairius aplinkui beveik, didžioji dauguma mūsų trailo bendruomenės narių yra jau priklausantis meistrams. Ketvirtasis pasiekimas tai yra vaikų ir jaunimo trail bėgimo šventėje, kuri vyko Vilniaus sporto festivalio metu Lukiškių aikštėje rugsėjo mėnesį. Per 3 dienas iš viso sudalyvavo vaikų 6000 skirtingų amžiaus vaikų. Ir toks neįtikėtinas įsitraukimas ir tokie skaičiai leidžia tikėti, kad trailas toliau turi potencialo augti, jeigu bus daromos panašios iniciatyvos ir jisai bus auginamas. Kitas įvykis, tai yra labai svarbus įvykis, tai yra stirnų buks atėjimas į Lietuvą. 25 metais tai buvo didžiulė naujiena, kad Latvių bekelės bėgimo serijos etapas vyks Lietuvoje, Naujosios Akmenės karjerose, ir tai buvo pirmasis stirnų buks etapas už Latvijos ribų. Šiemet 26 metais jau nemačiau, kad būtų įtrauktas Naujoji Akmenė į stirnų buks varžybų planus, bet turint galimybę, tikrai raginu pakontaktuoti su Valdu dėl arba sekti, jisai, matau, kad pats irgi organizuoja įvairius žygius, nemokamus edukacijas karjerose, tai pasiderinti ir tikrai atrasti tą unikalią vietą. Na ir dar vienas įvykis, tai yra 25 metais, irgi kas sekė, tai yra verta nepamiršti, kad Lietuvos bendruomenėje pradėjo stipriai augti backyard formatas ir kaip atskira tokia subkultūra. Ir išaugo net iki tiek, kad tikėtina 26 metais pamatysime Lietuvos atstovus pasaulio komandinėme čempionate. Tai asmeniškai labai gaila, kad mano varžybų sezone nebelieka vietos
šiame formate, kada bėgame po 6,7 km per valandą, tol kol lieki paskutinis. Tai tikrai atrodo labai smagus nuotykis, paromis trunkantis, tai tikrai bus smagu stebėti 26 metų Lietuvos rinktinės pasirodymą. Džiugesiu, turime 25 metais tam tikrų ir pralaimėjimų, tai sakyčiau skaudžiausi pralaimėjimai, tai atsisveikinome ir į amžiną poilsį išlydėjome nuostabius draugus ir bendražygius Vytautą Keliautoją ir Edgarą Margevičių. Tai be proto gaila, čia kova buvo su klastingomis ligomis, jinai buvo pralaimėta ir mūsų bendruomenė išties neteko nuostabių bičiulių. Kitas pralaimėjimas, tai kai sąvokų pradėjom vartoti, tai labai neprofesionaliai, kada social bėgimus mes kažkaip tai pradėjome naudoti kaip treniruotę sąvoką. Tai Lietuvoje galima iš tikrųjų jau, net nežinau, nuo ko čia tas prasidėjo. Kur čia ta visa rizika yra ir kur čia tas pralaimėjimas yra. Tai mažiau treilo bėgimo patirties turintys dalyviai būna, kad dalyvauja tik social bėgimuose, kurie iš esmės skirti didinti socialumui, bet ne technikai suprasti, ją gerinti, nėra trenerio priežiūros. Ir tai visą tai gali ne visai teisingai padėti pamatus tolimesniam vystymui. Ir social bėgimai yra iš tikrųjų nuostabi papildoma priemonė prie kompleksinių treniruočių, bet niekada nepakeis treniruočių pačių. Ir būtų nuostabu, jeigu 26 metais kažkaip pavyktų ištaisyti šitą klaidą ir organizatoriai, ten social subėgimų iniciatoriai atsakingiau parinktų sąvokas, o atsiversti sporto įstatymą taip pat nėra sudėtinga ir manau, kad tas, kadangi žiūrint ir stebint, kaip yra auganti, stiprėjanti mūsų bendruomenė ir kiek naujų narių prisijungia, visai galbūt su bėgimo neturinčia, tai tų sąvokų tinkamas naudojimas rodytų ir mūsų sporto šakos profesionalumą ir požiūrį tų organizatorių, kas organizuoja, tiek nebūtų klaidinami patys dalyviai. Kiti smagūs dalykai, ką juos norėčiau apžvelgti, tai yra Lietuvos bendruomenių vedlius. Vienas iš aktyviausių bendruomenių būrėjų yra Tomas Aglinskas su karoliniškių bėgimais. Tai kiekvieną sekmadienį matėme, kaip 25 metais rinkosi grupelės karoliniškėse ir suko ratus. Asmeniškai manyčiau, kad tai yra ganėtinai fenomenalus reiškinys trail pasaulyje, eliminuojant tyrinėjimo, toks explore more pojūtį, bet smagu, kad tikrai grupė auga ir patinka sukti tos ratus karoliniškėse ir grupės tik didėja ir ypatingai matome ir žiemos metu. Šiais metais, 5 metais matome, kad tikrai įsitraukė, tikrai džiugu. Dar kas yra gal svarbus dalykas su Tomu, tai yra ne tik jisai svariai prisėda prie bendruomenės jungimo per socialumą, bet taip pat yra vienas iš nedaugelio bekelės bėgimo trenerių Lietuvoje. Kita stipriai auganti, stipriai bekelę auginanti bėgimo bendruomenės lyderė yra Monika Milė, kuri kartu su sporto grupe Mesk kelią dėl takelio. Ketvirtadieniais turi social bėgimus. Atvirai, tai turiu tam tikrų sentimentų šitai grupiai, nes man tai primena prieš 9 metus atgal, Trail Vilkai turbūt irgi prisimintų, tai būdavo tokia L2 Trail Running People grupė, kuri organizuodavo sapieginės tokį judėjimą, kai tikdavomės prie to paties kraujo centro ir bėgdavom panašius takus, ką ir Monika dabar bėgioja. Tai tuo pačiu metu galėjom sutikti ir tą patį Gediminą Grinių tose bėgimuose ir retai kam žinoma dabartinių bėgikų Andrių Ramoną, kuris dabar jau ilgą laiką gyvena Naujojoje Zelandijoje. Tai sunku pasakyti, kodėl šita iniciatyva tiesiog kažkokiu metu sustojo, bet Monika
Monikai duodu tikrai 10 balų ir tikrai ne tik puikiai atgaivino, bet 25 metais stipriai praplėtė lokacijas ir treniruočių plotus, social bėgimo plotus. Taip pat svarbu paminėti, kad šiuo metu Monika studijuoja sporto universitete ir tikiu artimų metu taip pat išvysime dar vieną naują bekelės bėgimo trenerę. Kita bendruomenė, tai 25 metais stipriai irgi pastiprėjusi, tai yra Kleboniškio Pėdos Marijaus Keršulio, gal kitaip sakant, trail kalvės įkūrėjo bendruomenė, taip pat pastebimai augo ir kiekvieną trečiadienį bėga pėdą primenantį maršrutą ir galima pastebėti tikrai, kiek daug susirenka entuziastų. Na ir kitos pro mano akis nepraslydusios visiems atviros 25 metų bekelės būrimo iniciatyvos, grupių būrimo iniciatyvos, tai yra pirmasis trail bendruomenių susibėgimas. Po tiek metų turėjome pirmąjį trail bendruomenių susibėgimą aplink Žaliuosius ežerus, čia buvo Martyno Gintrėno iniciatyva, tada Trail Akademija, nemokami Social Explore bėgimai, Aglinsko, Goginso iššūkiai, Runkelių, toks juokingas pavadinimas, Sauliaus Rapolo nemokami bėgimai, Valdo Rubel irgi nemokami vakarėliai Naujojoje Akmenėje, Flow Team su Gediminu Simučiu, sekmadieniniai nemokami bėgimai, trailo bėgimai Klaipėdoje ir neseniai pasirodęs Kur tu bėgi, jeigu neklystu toks pavadinimas, nemokami Mato Tolušio trail bėgimai. Yra irgi Valensauls bėgimo klubo nemokamos iniciatyvos, kaip aplenkt busą ir kiti social projektai. Tikrai matome nemažai to būrimo, bendruomenių būrimo, įtraukimo, nemokamo judesio, tai kaip galima tikrai pasidžiaugti, turime ne tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Naujoje Akmenėje to būrimo judėjimo ir labai svarbu, kad tas judesys ir iniciatyva yra nemokama, nors vėlgi tai nieko nėra nemokama ir tai organizatoriams kainuoja laiką, energiją, pastangą, bet still turime priežastį tą daryti, įsitraukti ir džiugu ir tikėtina, tai visi dalykai šitie maži prisideda prie didelio ir smagaus Lietuvos augimo, kurį pristačiau prieš tai. Kalbant dar jau pabaigai Lietuvoje vykusias varžybas 25 metais, dabar nepamenu, kurios čia varžybos turėjo vykti, metų pradžioje buvo paskelbtos ultra draugijos, man taip atrodo, gan įdomaus formato, tai kaip tokios daugiadienės, tai yra 3 dienos iš eilės, skirtingose valstybėse bėgamos varžybos, jos neįvyko. Panašu dėl susidubliavusio kito bėgimo renginio su Lietuvoje. Bet bendrai vertinant, Lietuvos trailo bėgimo kalendorius tampa jau pakankamai užkrautas, gerąja prasme, ir pasirinkimo, kur dalyvauti, tikrai yra. Pasaulinėje praktikoje gilesnės trail tradicijos turinčiose šalyse local tipo varžybos vyksta kiekvieną savaitę, savaitgaliais ten ir kainuoja ten labai simboliškai, tai Lietuvoje vidutiniškai 25 metais mes turėjome taip apie 2 trailo varžybas per mėnesį, tai šiaip visai neblogai, ypatingai išėjus labai stipriam varžybų organizatoriui X trasą išėjus. Tai šalia seniausio ultra trail bėgimo trail Kernavė Vilnius, didžiausio trail renginio trail Kuršių nerija, bei visos trail kalvės taurės visos 25 metų turėjome naujus žaidėjus. Tai Trail Vilnius Challenge Trail etapai, viename dalyvavau, tikrai labai patiko. Ir Vilnius Trail varžybas, vykstančias take aplink Vilnių, kurios žada būti didžiausios Lietuvos trail varžybos.
ir išsiskiria istoriškai didžiausių piniginių fondų nugalėtojams varžybose, trailo varžybose, kokios yra bebuvusios Lietuvoje. Ir taip pat išsiskiria tuo, kad bėgikams tenka lūkuriuoti prie šviesoforų bėgant trasą. 26 metais, čia gal svarbu paminėti, kad 26 metais 700 km distancijoje Vilnius trail varžybose vyks kartu ir Lietuvos trailo čempionatas. Ir puikios žinios, kad po 7 metų mes turėsime trail čempionatą, nors čempionatui pasirinkta gana ilga 700 km distancija, verta kilstelti antakį. Kodėl būtent tokia ilgumo distancija buvo pasirinkta ir mes ar tikrai turime didelę labai konkurenciją šitokio ilgumo distancijoje. Bet pažiūrėsim, tikrai yra rimtas pasiekimas. 25 metais mano minėtas Stirnų Buks varžybos atkeliavo į Lietuvą ir nuėjo Akmenėje, kaip jau minėjau, tai atrodo ten, kur nėra kalnų, kas ieško, tas jos randa. Ir Akmenės karjero grožį jau dabar sklando legendos. Ir Stirnų Buks, kam teko iš viso dalyvauti, tai turbūt man irgi pritars, kad tai yra pavyzdinės varžybos, kaip turėtų atrodyti varžybos ir kaip juose turėtų jaustis dalyviai. Tai yra turbūt pavyzdinės varžybos. Labai rekomenduoju nuvykti į vienas bent pasižiūrėti. Viename etape vidutiniškai dalyvauja po 3-4 tūkstančius dalyvių. Moksleivius veža tiesiog autobusais. Tačiau, kaip ir minėjau, 26 metais Stirnų Buks Lietuvoje nebus panašu, priežasčių nežinau, bet tikrai labai gaila. Dar kas noriu paminėti, kad šiaip mano nuomonė, sporto šakos augimas geriausiai pasimato per jaunimą ir vaikų kartą. Ir ar 25 metais Lietuvoje turėjome geras sąlygas pasivaržyti moksleiviams ir vaikams. Turbūt not so fun, jeigu toje pačioje distancijoje varžosi 10 metų jaunuolis ir mes, pavyzdžiui, suaugę bėgame toje pačioje distancijoje. Tai užauginti naują kartą tokiu principu turbūt būtų demotyvacija didesnė ir tikrai išties, nesakau, kad neįmanoma, bet tikrai pakankamai kur kas sudėtingiau. Tai 25 metais situacija tikrai kur kas pagerėjo ir atsirado atskiros vaikų grupės varžybos Vilnius Trail bėgime ir Trail Kalvėje. Taip pat nemokamose Vertical Vilnius varžybose ir jaunimo pats įsitraukimas, tai jisai nebuvo baisiai didelis, tačiau yra labai stipriai suteikiantis vilties ir turėjimas atskirų tų lygų. Tikiu, kad pagyvins po truputį tą visą jaunimo ir vaikų įtraukimą. Tiesa, jeigu dar nėra, taip atrodo, čia ant pirštų suskaičiuojamas kiekis, kuriuose trailo varžybose vaikai galėjo dalyvauti ir tikėtina čia bus ir panašiai ir 26 metais. Tai bėgimas yra trail bėgimas ganėtinai giminingas yra su krosu ir 32 metais, kaip žinot, tiek trail bėgimas, tiek krosas irgi pretenduoja pakliūti į olimpinės sporto žaidynės kaip nauja sporto šaka. Tai vaikams yra papildomi startai, galėtų būti Kleboniškio krosas ir Riešės krosas. Tikrai šalia, daug vaikų tikrai susirenka, ženkliai daugiau negu į trailo varžybas vaikų grupėse. Ir kas šiaip dar labiau motyvuoja, tai kad visi šitie startai, krosai, mano minėti, yra visai nemokami. Tai verta pasižiūrėti laikus ir bandyti sudalyvauti. Tai va, tai gal tiek trumpai čia išsiplėčiau, gal dar verta paminėti, kad šiaip visai šauniai mes paaugome skaičiais, jeigu taip žiūrim su tą socialinę visą mediją, tai paaugome šauniai iki 5,5 tūkstančio, jeigu dabar neklystu, socialiniuose kanaluose. Gal tik tais to turinio tokio profesionalesnio šiek tiek trūktų. Tai ten, kadangi 95%, gal daugiau net
procentų yra sudaro turinys trailo grupėje sudaro kvietimas į trailo kalbę treniruotę, kur yra kaip irgi atskira grupė, mes takelio, tai yra persišėrinimai ir karoliniškių bėgimai, tai yra 3 pagrindiniai, nežinau, kvietimai treniruotės, kas atrodo viskas fainai, bet tas profesionalesnio turinio mums tikrai kaip ir trūktų. Dar viena tokia gal įžvalga yra, kad mes visgi turime galbūt stokojame to tokio palaikymo ir tas atsispindi tiek bendruomenėje, tiek socialinėje erdvėje, tai yra socialinis aktyvumas yra iš 5,5 tūkstančio dalyvių. Yra, kiek stebėjau, tai yra vos 1-2 procentų net nesiekiantis aktyvumas, įsitraukimas. Kartais grupė mūsų trailo kaip bendruomenė, kartais stokojame to tokio, žinote, dvasinio, kartu ir dvasinio tokio intelekto, vertybių tokių pačių kartu ir skatinimo ir sporto vertybių stiprinimo. Žinai, iš kitos pusės tas dar atėjimas, kadangi mes visi esame atėję nuo plento ir su plento visomis vertybėmis, tai gal sunku ir persilaužti ir truputį pažiūrėti į tą trailą iš kitos pusės, nes visgi mes tokie esam plentininkai ir bandome tapti trailininkai ir labai sunku tapti tiek treniruočių logika visą, tiek mindsetų visų supratimų ir vertybėmis būti trailo bėgiku ir šiek tiek plento, kadangi vertybės tikrai skiriasi ir apie tas pačias vertybės būtų galima įrašyti atskirą visai podcastą ir pasaulinio vystymo tendencijas, tai mes, sakyčiau, šitoje vietoje šiek tiek atsiliekame ir galėtume tikrai pastiprėti šioje srityje 26 metais, jeigu tik norėtume. Taip pat gal pabaigai dar turėčiau įžvalgą, kadangi mes turime tokių visai nemažai, mano minėtų, tokių savanorių, kurie jau daro nemokamą tą darbą ir nemokamas iniciatyvas, skiria savo energiją, finansus ir savo didžiausią turtą, tai yra laiką skiria tam, kad suburtų, įkvėptų ir skatintų tą visą judėjimą. Tai yra žmonės, kuriuos galima suskaičiuoti ant pirštų. Vertėtų kažkaip tais 26 metais visus šitus iniciatorius suburti į vieną grupę ir bandyti komandiškai siekti tų tikslų. Tai tikiu, kad komandiškas darbas galėtų padėti pasiekti kur kas įsikelti turbūt didesnius uždavinius, tikslus, nes šiuo metu trailas dėja man nepavyko sugalvoti, kažkur įžvelgti, kokią mes užduotį ar uždavinį, ko mes siekiame, kokio tikslo siekiame 26 metais. Tiesiog jo nėra, nes niekas nekelia tokių dalykų, nėra jokio stebėsenos. Ir tai gal šiek tiek truputį stabdo mūsų visą progresą. Tai 26 metais turbūt labiausiai linkėčiau susiburti ir kurti dar stipriau. Tai pabaigai norėčiau padėkoti visiems dar kartą, kurie dalyvavo, kurie įsitraukė. Tikrai didelės dalies nepaminėjau, bet turime aukšto lygio stiprių sportininkų, kuriuos tikrai verta palaikyti, stebėti jų progresą, stebėti, kur jie bėga, bandyti gal taip pat dalyvauti vienose kitose varžybose, kai kur yra techniškesnis, gal lietuviams sunkiau yra bėgamos, yra varžybos kitos, kur yra matot lengviau, gal tie įtrataškai ir tas reitingas kyla, to reitingo kilimo mūsų pačių kyla lygis ir pasaulyje, nes kaip čia bebūtų, mes sporto šaką žiūrime galbūt keliais kampais, tai vienas kampas yra tas rodikliai, reitingai, taškai, o kitas yra ta bendra kultūra, tai tikrai yra ką padirbėti tiek vienoje pusėje, tiek kitoje pusėje, dirbame, galima gerinti, viskas yra, bičiuliai, mūsų rankose. Linkiu Jums gražių nuotykių, startų, linkiu toliau burtis, kurti, mėgautis visa širdimi šią nuostabią sporto šaką. Nepamirškite pasiekti
mūsų On Trail podcast'o, palaikykite ir mūsų nemokamas iniciatyvas ir susitiksime trasoje. Ačiū, kad žiūrėjote ir klausėte. Iki.